Užspringimas gali būti dviejų tipų, tai gali būti dalinis ir visiškas. Dalinio metu žmogus dar turi galimybę šiek tiek įkvėpti, iškvėpti oro, jis gali kosėti. Visiško užspringimo metu žmogus negali nei įkvėpti, nei iškvėpti. Esant daliniam užspringimui, jeigu žmogus kosti, mes prieiname prie jo, nuraminame ir pasakom, kad suteiksime pagalbą. Skatinam jį kosėti. Jeigu žmogui atkosėti nepavyksta, kosulys tampa neproduktyvus arba jis negali nei įkvėpti, nei iškvėpti, ateiname iš paciento nugaros, palenkiam jį šiek tiek į priekį, tvirtai laikome už krūtinės ląstos, delno pagrindu atliekame 5 smūgius į tarpumentę. 1, 2, 3, 4, 5. Taip skatinam išjudinti svetimkūnį. Jeigu to padaryti nepavyksta, tęsime Heimlicho manevrą. Atsistojame žmogui iš nugaros, savo vienos rankos kumščiu, nykštį statome į viršutinę pilvo dalį aukščiau bambo, žemiau epigastrio srities, kitą ranką dedam ant viršaus ir atliekame 5 paspaudimus į save ir į viršų. 1, 2, 3, 4, 5. Jeigu atkosėti nepavyko, kartuojam veiksmus. 5 smūgiai tarpumente. 1, 2, 3, 4, 5. Ir vėl kartuojam 5 Heimlicho manevrus. 1, 2, 3, 4, 5. Šiuos veiksmus tęsiam iki tol, kol žmogus atkosti svetimkūnį arba praranda sąmonę. Jeigu žmogus atkosio svetimkūnį, nuraminame jį, vertiname jo būklę ir kviečiame GMP numeriu 112. Jeigu žmogus prarado sąmonę, stengiame saugiai paguldyti ant žemės ir atliksim gaivinimo veiksmus pagal pradinio gaivinimo algoritmą. Jeigu mes turime vaiką, atliekame lygiai tokius pačius veiksmus. Jeigu tai yra dalinė obstrukcija, skatinam vaiką kosėti. Jeigu vaikas negali nei įkvėpti, nei iškvėpti, tai yra pilna obstrukcija, atsiklaupiame šalia vaiko ant kelio, taip, kad būtumėm vienam lygi. Vėlgi atliekame 5 smūgius į tarpumentę ir 5 Heimlicho manevrus. Jeigu mes turime stambesnį žmogų arba nėščiąją moterį, vėlgi, esant visiškai obstrukcijai, pradžioje atliekam 5 smūgius į tarpumentę ir vėliau atliekam 5 krūtinės ląstos paspaudimus, tik šį kartą atliksime ne viršutinėje pilvo dalyje dėl esančio pilvo, o apatinėje krūtinės ląstos dalyje. Vėlgi vieną ranką dedame apatinėje krūtinės ląstos dalyje, kitą ranką ant viršaus ir atliekame 5 paspaudimus. 1, 2, 3, 4, 5. Nesant atspringimui, kartojame veiksmus iš naujo.